O tu rūkai ten viduje? Kokia buvo tavo didžiausia nesėkmė paviešinta viešai ir ką iš jos išmokai? Iki šios laidos nebuvo. Ką pasakytum žmonėms, kurie sako, kad Lietuvoje nėra ką pamatyti? Jie nesusipažinę su situacija. Gal užteks man tai ar ne? Važiuojame iki galo. O esminis klausimas, kaip baklažanas. Atvykom į Oxy kliniką ir ruošiamės tikrai rimtam iššūkiui - kriosauna, kur bus pasiektas minus 178 laipsnių šaltis. Gal ir daugiau. Gal ir daugiau gali būti. Man tai ar esi bandęs kažką panašaus? Ne, nieko panašaus dar neteko išmėginti, bet labai nekantrauju, nes atrodo labai įdomi pramoga, tai turėtų būti smagu. O ar esi buvęs ledo vonioj kada nors? Ne, ledo vonioje irgi. Neteko būti iš tos sferos apskritai nieko apart gamtos. Tai... Ekstremaliai nieko nesibandęs, ne? Nu, bet ne? bus pirmas kartas. Tai turėtų čia būti truputėlį ekstremalu. Kaip jautiesi prieš? Aš manau. Nu, įdomu, manau bus įdomu. Šiek tiek yra tokio lengvo jauduliuko, bet turėtų būti viskas gerai. Jeigu jaudinės, išgerk Vytauto. Išgerkim Vytauto. Ir visas jaudulys išgaruos. Man tai, o gal važiuojam namo, einam po kaldrą, šiltą, gerą. Nu, jau pradėjom, jau nusiteikiau, tai jau varom iki galo. Esi tikras? Esu. Nu tai ką, kaip tariam, tai padarėm. Keliaujam. Sveiki atvykę į Oxy kliniką. Sveikas, Mantai. Sveiki. Džiaugiuosi, kad šiandien sutikote išbandyti puikią kriosauną. Noriu paklausti jūsų, koks įspūdis dabar jaučiate, baimės kažkiek tai? Smalsumą daugiau jaučiu. Daugiau... Labai smalsu išmėginti, pažiūrėti, kaip čia viskas veikia praktikoje. Šaunu. Kadangi kriosauna yra puikus iš tikrųjų mokslo ir medicinos atradimas, tai yra unikalus dalykas mūsų kūnui. Kūnas yra veikiamas šioje terapijoje sauso azoto ir oro mišiniu. Ir temperatūrą mes netgi galime pareguliuoti. Ji pakyla nuo minus 110 iki 180 laipsnių. Ar nebaisu išgirsti? Ne, bandom. Bandom, ne? Puiku. Kadangi ši terapija kriosaunoje yra labai saugi, todėl kad kūnas atšąla iki nulio temperatūros, o patys vidiniai organai yra nepaliečiami šalčio. Todėl tikrai yra saugu, unikalu ir puikiai aktyvina imunitetą, aktyvina visą kraujotaką. Labai didelis energijos pliūpsnis bus po kriosaunos ir todėl rekomenduojame sportininkam prieš varžybas, prieš treniruotės ir netgi po jų. Pavyzdžiui, po treniruočių atpalaiduojami yra raumenys, netgi ten, kur yra patempimai, kažkokie sumušimai, jie irgi praeina. Tai čia unikalu, kad yra ir aktyvinama, bet tuo pačiu ir raminama. Tai yra puiki priemonė puikios mūsų odos terapijai. Oda atjaunėja, nyksta raukšlės, moterim mažina celiulitą. Puikiai iš tikrųjų yra atiduodamos kalorijos. Vienu metu nuo 600 iki 800 kalorijų. Papildyt norėčiau dar pasakyti irgi puikų dalyką. Netgi padeda vyriškai potencijai ir moterų menstruacijų ciklų sureguliavimui. Tuo pačiu, aišku, yra aktyvinama visa kraujotaka, imunitetas. Todėl jūs patirsite, vieni patiria ir šlaunų srityse. Man, pavyzdžiui, išbandant šią terapiją kriosaunos, buvo toks įspūdis, lyg mano kojos iki kelių ir rankos iki alkūnių lyg pipiriukais būtų pabarstytos. Taip pat kaip ant liežuvio jaučiame pipirus, tai lygiai taip pat jaučiau šaltį. Va, tai irgi toks unikalus dalykas. Tikrai linkiu jums puikios kelionės. Aš jūs dar kalbinsiu, kad greičiau laikas praeitų. Ir ką tada? Pirmyn? Startuojame. Nu, man tai kaip pirmieji įspūdžiai. Vėsoka. Tik vėsoka. O tu rūkai ten viduje? Nu, čia jau stipri ta buvo. Ką rūkai? Klausyk, jau praėjo pusę minutės, kaip jauties? Kaip Vėsu, to... bet pakenčiamai. O esminis klausimas, kaip baklažanas? Viskas vietoj. Dar vietoj? Kaip priklauso. Laukiam, kol nušals. Kaip tie pipiriukai, kur instruktorė sakė? Ties rankom dabar pradeda. Gali iškelt rankas, biškį parodyk.
Oho. Ir imk Vytautą išgerk. Iškėlė jau rankas, tai... Mėly žiūrovai, praėjo minutė. Mantas mėgaujasi kriosauną, temperatūra kyla, -100 beveik. Liko 2 Nu, va dabar jau jaučiu. Gal užteks man tai, ar ne? Važiuojam. Dar važiuojame iki galo. Važiuojam, tikrai? Žiūrėk, čia. Gerai. Kokios šiaip Vau. įžvalgos, vat praėjus minutį? Šiaip čia labai daug erdvės, aš įsivaizdavau, kad tave suplos ir nėra kur nei apsisukti. Galėtum pašokti. Per dvom, čia dviesi. O galėtum pabandyti tai paimti, suim nosį ir panerti ir pabūti šiek tiek ten, kad veidas dar atšaltų. Gerai, visą galą. Nu. Tik neįkvėpk. Okay. Gyvas. Su kokiu žmogumi įsivaizduoju, kad va dabar turi vieną žmogų pasirinkti, ką norėtum įsispraust šalia savęs? Nu tai tik savo moterį, čia kitų variantų, ne. Arno Negali nepaimtum? Deja. Per kitą sensą. Mėly žiūrovai, liko 1:20, Mantas pasiekė beveik -160 laipsnių temperatūrą. Kaip jausmas? Nu, vėsin. O galėtum 10 minučių taip išbūti? Sunkiai. Sunkiai, na. O kuri dabar kūno dalis tavo labiausiai jaučiasi, kad diegia arba kažkoks diskomfortas gal prasideda? Ne? Diskomforto nėra, bet labiausiai jaučias gal nuo pečių iki pirštinės, ta visa ranka. Ir kojas ties šlaunim, taip irgi jau kerta normaliai. Okay. Šiaip sako, būna kartais net tada pradeda lūptis ten nušala. Nebijai, kad nušals kas nors? Ne. Bet čia kažkoks valiojasi mažas dalykėlis, čia ne tavo. Čia džiavintos man. Man tai liko 40 sekundžių. Drąsiai. Gal nori perduoti linkėjimus mamai, tetai? Visai giminiai, visiems bičiuliam. Ar siūlytum priešui išbandyti šitą dalyką? Ne priešui, draugui. Draugai. Gerai. Nes, nu, atrakcija nebloga tikrai. Supratau, gali dar pritupimą kokį? Dar vieną padaryt? Kai jau kalbį. ten nebereaguoja. Liko 20 sekundžių, žmogus jau sunkiai kalba. Na. Jau Bet sunkiai. kalba, bet kojas tai jau taip normaliai. O jeigu dar minutę reikėtų išbūt galėtum? Nu, -169, liko 10 sekundžių, man tai bandom pasiekti -178, tai? bandom. Gerai, viskas, pabaiga. Jau mažėja viskas. Saugumo protokolas, 3 minutės, -172 laipsniai, tau liko 15 sekundžių išeit arba tu liksi čia, žinai, rinkis, ką darai. Važiuoju į apačią. Supratau. Ok, tuoj atsidarys duris man tai. Arba antras dublis. Ką, viskas, ne? Jau. Gerai. Na Bet ką žinok, man? tavęs Tai laukia. didvyris su pergale. Apšalė. Su pergale, va kaip. Oho. Na. Su pergale. Mėly Delfi TV laidos žiūrovai, mums labai svarbu jūsų palaikymas. Jūsų dėka mes galime kurti vis įdomesnės laidas su labiau intriguojančiu turiniu. Nepamirškite, kiekvieną sekmadienį 9:30 ryte per Delfi TV tiesiogiai rodo mūsų laidas. Mūsų laidas galite matyti ir YouTube kanale Du šalti vienas karštas bei Spotify platformoje. Tad laikinkit, sharingkit ir subscribinkit. Nestabdyk, susisiek su mumis ir tap mūsų laidos rėmėjų. Ar yra buvę kažkokių tokių kurioziškų situacijų su, pavyzdžiui, kažkokių miestelio ar kaimų gyventojais, kur ten, nu, kas nors tokio? Pavyzdžiui, eini ten ir išvaro iš kur nors ar dar kas. Nu ką, ten kontaktas būna su tais vietiniais, jeigu šiaip mapsuose dažnai būna pažymėta netaisyklingai, ne toj vietoj, ne tuo adresu, nu tu atvažiuoji pagal navigaciją, ten tikės bažnytėlės, o ten koks nors, nu, kolūkis, žinai, ir su traktorium važinėja dedukas koks, nors ten turėtų būti viduramžių bažnyčia, tipo. Nu tai tada tu nueini iki jo pasiklausi, žiūrėk, dedu, kur čia ta bažnyčia, jis ten pirštu parodo ir tu nuvažiuoji. Tai toks tas kontaktas, dažniausiai žmonės draugiški ir nu, viskas ok, visi draugiški, visi tau nori padėti, nu ten, kad kažkas ten piktai į tave žiūrėtų vien dėl to, kad tu ten atvažiavai kaip turistas, nebūna taip. O įsivaizduok, tu sėdi su Japonu ir jam reikia 3 žodžiais papasakoti apie Lietuvą. Vat jį įtikint, kad my friend, you need to go. 3 žodžiais? Nu, 3 teiginiais, sakykime, kaip tu geriausiai apibūdintum, kodėl reikia aplankyti Lietuvą? Todėl, kad mūsų gamta yra išskirtinė, jinai neturi kažkokių didelių kalnų ar ten kažkokių superinių tenai Dubajaus lygio miestų, bet jinai turi savo autentiką, turi savo grožį. Yra tikrai nemažai pas mus tos istorijos, viskas persipynė su kitom tautom ir nu, ta istorijos
istorijos tas toks verpetas, tai yra iš visų laikotarpių yra kažkas išlikę pas mus. Nu, ir ten iš vienų metų, iš kitų metų, iš tarpukario, nu, turim kuo pasidžiaugti, pas mus tokia įvairi ta istorija, jinai nėra vienalypė. Tai tas yra dalykas. Pas mus žmonės yra pakankamai draugiški, pas mus yra saugu gyventi, pas mus žemės drebėjimų nėra, teroro aktų nėra, mes čia pakankamai neblogai gyvenam šiaip, tai yra ko pasidžiaugti. Okay. O man tai taip, dažniausiai, kai žmogus keliauja kažkur išorėje, tai vis tiek vyksta kažkokia ir vidinė kelionė, ne? Apie savo vidinį pasaulį, apie save. Ką tau leido suprasti apie save, suvokti tos kelionės po Lietuvą? Pradėdamas keliauti, aš neturėjau gal tokio supratimo, ant kiek man patinka Lietuva, kiek aš ją myliu. Nu, tiesiog nusėdu, nuvažiuoju, pasivaikštai ir grįžti namo, bet man nepatinka tas važiavimas dėl važiavimo. Aš kai važiuoju, vis tiek stengiuosi pasidomėti, kokia ta istorija, nu jeigu dvaras, tai kada tas dvaras pastatytas, kas ten gyveno, kaip sekėsi tiem savininkam, kas pirmi savininkai, kas paskutiniai. Nu, ta prasme, įsigilinti truputį į tą objektą. Tai vat, ir su ta mūsų koplytėlė, kur aptarėm, ten buvo labai gražus dvaras, ten daug švenčių visokių vyko, nu, o po to atėjo tarybiniai laikai ten ir visą tą dvaro teritoriją tiesiog dirbamą laukų padarė, kur su traktoriais dabar važinėja. Tai, nu, vat viskas keičiasi. O pavyzdžiui, keliaudamas kažką atradai, ne vien tik, tai, kaip sakai, gamtai įdomias vietas, bet galbūt pavyko susipažinti su žmonėm, kurie tapo tavo draugais netgi? Šiaip labai draugiški yra tų vietinių, labiau nutolusių nuo didmiesčių, ten ar viešbutėlių, ar namelių savininkai, kavinukių savininkai, tai jeigu su jais susipažįsti, pabendrauji, ar kažkokį bendradarbiavimą ten su jais padarai, tai po to vis tiek vieni kitus ten pasiekam, gal ir pasiklausom, kaip ten kada sekasi, pasveikinam su kokiam šventėm vieni kitus, nes tikrai žmonės labai labai draugiški visoje Lietuvoje. O jeigu paimtumėm visą pasaulį, kur labiausiai norėtum nuvažiuoti, kokia dar tavo neaplankyta, neatrasta vieta? Didžiąją dalį Europos aš esu apvažiavęs, bet už Europos ribų tai kuklita pakankamai geografija, tai gal kažkur ir toliau norėtųsi, nežinau, gal į Pietų Ameriką. O ką ten norėtum pamatyti? Tai yra ir tie pasaulio stebuklai, yra Machu Picchu ir panašiai, gal kažkur į tą pusę, gal visai ir smagu būtų. Ko palinkėtum mum lietuviam kaip tautai? Palinkėčiau nebūti gal tokiam savikritiškiam, mes visada mėgstam pasiskus, kad pas mus tas blogai, anas blogai ten. O iš kur tai ateina, kaip tu manai? Aš manau, kad iš gal tarybinis palikimas yra, kai visi tokie uždari, susiraukę būdavo žmonės 50 mečius ir dabar, kai staiga jau tu gali būti kuo gali, tai gal ne visi su tuo susitaiko su tuo. Nežinau, bet šiaip man atrodo, kad mes per daug gal esam tokie negatyvūs, piktintis kitais ir per mažai patys bandom spręsti. Ta prasme, jeigu tau bloga valdžia, tai išsirink gerą valdžią, jeigu ten bloga alga, tai iki kitą darbą ir gau gerą algą. Ta prasme, dažnu atveju tai yra tavo asmeninis sprendimas. Bet, taigi nesakysi, kad aš pats kaltas. Kaltas tas ar anas. Tai. Bet dažnas tu nori pasakyti, kad kaltina aplinką, bet ne nuo savęs pradeda. Gal ne tai, kad dažnas, bet tie, kurie kaltina aplinką, tai tie turėtų labiau į save gal pradžiai pažiūrėti. Prisimti atsakomybę. Aišku, visokių tų situacijų būna, tu negali absoliutinti, bet man atrodo, kad toks yra pas mus. Zigmukas yra atsiuntęs jau prieš gerą savaitę ir sakė, kad norėtų jo pristatyti Mantui. Ačiū. Tikrinkas tam. Savotiška laiko mašina. O. Ką mes ten turime? Šalikėlį. Zigmas, kai visada prikola. Šalikėlį, aš dėžutę paimsiu tada. O šalikėlis turbūt, kad užrišti akis. Gerai. Rišam akis. Rišam. Kas toliau? Bet taip užrišam, ar matosi? O kaip reikia? Bet reikėtų, kad nesimatytų, kad sąžiningai net ir užsimerkęs galėtum būti, žinot. Gali ir užsimerkęs, nesimatytų. Nematau. Nematai? Gerai. Nesukčiaujam. Ne per daug užspaudžiau? Ne. Spėjau, kad kažkas su šunim susiję. Negalim sakyti, Zigmelis liepė sakyti. Dabar tau reiks ištiesti ranką ir vieną pirštą ištiesti. Neskamba kaip geras sprendimas. Vieną ranką ištiesiam dešinę ir rodama į pirštą ištiesiam. Žinok, neskamba visai. Ką? Ne. Kodėl? Baisu. Aš girdžiu, kad čia yra kažkas. Tiesiog, žiūrėk, galiu tu duoti ranką, čia yra mano ranka. Akis uždengi, bet ne ausis. Čia yra mano ranka, gali vieną pirštą. Žinokit, man atrodo, nieko nebus ir Zigmui reikia sakyti, kad... Ne vieną pirštą reikės. Čia labai...
Prižadam, kad niekas piršto nenukas. Ką darys su juo? Nieko, palaikyk dar. Nuėsim. Jūs juokaujate. Jūs juokaujate. Ne, mintis netokios buvo. Kad nebūtų taip Su to, kad baisu. nenukastų pirštą. Čia buvo balys iš Tai tikrųjų. čia baika. Ar buvo Tikėjausi baisiau. laiko mašina? Su smetonas nusipykė. Tik nei šokoladai. Na ką, man tai turim blitz klausimų dalį ir mes visada paruošiam blitz klausimus tam, kad žmogus niekada neturėtų laiko galvoti, ką atsakyti ir viskas eitų iš širdies. Tai taisyklės paprastos šį kartą. Turi balioną, turi mušinėti balioną taip, kad jisai nesikviestų žemės ir tuo metu krauti kamuliukus į dėžę. Praėjus šiek tiek laiko, vienas iš mūsų komandos narių mes antrą balioną tam, kad tau šiek tiek pasunkint situaciją. Pasiruošęs su klausimais? Bandom. Pasiruošę? Mantai, pasiruošęs? Važiuoju! Koks buvo keisčiausias dalykas, kurį esi radęs apleistoje vietovėje? Kaulai. Po vieną, Mantai, po vieną. Koks tavo žmonos vardas? Viktorija. Jei Lietuvoje galėtum praleisti naktį bet kurioje vietoje, kur tai būtų ir kodėl? Nydoj 5 žvaigždučių viešbutis. Jeigu... Nes labai smagu. Okay. Jeigu galėtum vienai dienai būti kito žmogaus gyvenime, kieno gyvenimą pasirinktum? Iš dabartinio ar istorinio? Smetonas. Gerai, einam toliau. Kas tavo kelionėse labiausiai erzina tave ir be ko neįsivaizduoji savo kelionį? Erzina, kai nerandi vietos, kai važiuoji ir turėtum Antras rasti balionas. objektą, bet nerandi. Okay. Net aš tikiuosi mušinėsiu. aš tada. Aukščiau muš. Aukščiau už. Man tai. Ir Scary idėja. Ai, scary idėja. Garsiau, Arnai. Ai, gerai. Neišgirdai, ne? ne. Tęsim. Ne, nu, Gerai. tai su dviem Kokia nieko buvo nebus. tavo didžiausia nesėkmė paviešinta viešai ir ką iš jos išmokai? Iki šios laidos nebuvo. Nei vienos. Kuris Lietuvos miestas arba miestelis yra nepelnytai užmirštas? Dubingiai. Ką labiausiai slėpei nuo tėvų vaikystėje? Į plotus, kad eidavau. Jei būtum filmo herojus, kokį žanrą filme norėtum vaidinti ir kodėl? Veiksmo. Kažkas panašaus į Stethemą. Kodėl? Nu, man patinka jo visi filmai. Visus mėgstu žiūrėti. Svarbiausia vieną išlaikyti. Jo, neapsunkinam, bandyk rinkti kamuliukus. Taip, sekantis klausimas man. Koks yra tas vienas įprotis, dėl kurio tave dažniausiai erzina draugai ar šeima? Mane erzina. Smetona. Mane erzina nepunktualumas, kai sutari laiką ir nepasirodo asmuo. Jeigu būtum negyvenamoj saloj, kokie 3 dalykai tau būtų gyvybiškai svarbus? Peilis, ugniakuras ir šiltas drabužis. Ok, man tai jung bėgi. Man tai toliau. Ką pasakytum žmonėms, kurie sako, kad Lietuvoje nėra ką pamatyti? Jie nesusipažinę su situacija. Ar tiki prietarais? Ne. O buvo kažkokia vieta, kad jaustum kažką nepaaiškinamo? Yra. Kur? Tai apleisti dvarai, pilis būna ten tokio vaibelio. Gerai, aš užpildžiau jau šitą. Dar pildyk, va, Pildyk visi visus kamuliukai kamuoliukai. turėjai, kol klausimai Visi baigsis. taip ir viršų Jų dar darys. 5. Mes nupilsim. jų dar tuoj. 5. Nupilsim ir reiks. Taip, man tai. Koks buvo tavo pirmasis darbas ir ką apie tave jis išmokė? Pirmasis darbas buvo svečių namuose tvarkyti kambariukus. Tai išmokė kruopštumo ir tvarkos. Jeigu galėtum vieną iš pasaulio stebuklų perkelti į Lietuvą, kurį perkeltum? Piramidės, aišku. Teko būti piramidės? Teko. Labai įdomu. Ką ten pajautai? Didybė. Koks yra drąsiausias dalykas, kurį esi padaręs gyvenime? Pasipiršęs.
Galvau, mušinėt balioną. Jeigu turėtum galimybę nuvykti į Marsą, bet neturėtum galimybės grįžti atgal, vyktum ar ne? Ne, palieku kitiems. Man tai dar yra pora klausimų freestyle, tau liko realiai 8 kamuoliukai, 2 už nugaros, 10 iš tikrųjų, 2 už nugaros, 2 priekyje. Galbūt mėsininkas per tą laiką gali atlaisvinti truputėlį, kad paliktų Mantui Vietos. jo Nes sudėti čia visus. jau bėga. Kodėl su savo dabartinė žmona nusprendėjai susitikti, kas tave sužavėjo? Sužavėjo bendravimas, nes daugiau niekas negalėjo sužavėti, nes nebuvo matę vienas kito. Ai, čia pirmas susitikimas buvo? Taip, pats pirmas. Per Tinderį? Taip, Gerai klostėsi pokalbis? puikiai. Susiklostė iki vestuvių, tai kas be gali būti geriau? Kiek laiko užtruko, kad priimtum sprendimą pasiūlyti tekėti? Jeigu laikus skaičiuojant, tai šiek tiek užtruko, bet... Ko laukiai? Kad ateis Negaliu geresnė? Kokia yra didžiausia tavo gyvenimo aistra, apie kurią niekam dar nepasakojai? Aistra? Aha. Tai aš visas aistras viešinu. O gal Soctinkluose. gal turi kokį fetišą, pavyzdžiui? Ne, slapą fetišą Neturi? neturiu. Man tai 3 kamuoliukai. O ką norėtum pabandyti, ko dar nesibandęs? O šuolį parašiuto? Gerai, tuoj. Viskas. Gerai, viskas, Viskas. šaunuolis, taip. Super, Šaunuolis. pavyko tokį. Tikrinti. Nu, gerai. Šaunuolis. Jautiesi sušilęs truputėlį, ką? Ai, ne, vis dėlto atsiema man, tai čia vienas Dar buvo. liko. Jo, vis Neįgyvendinti. dėlto ne, reiks iš naujo. O mažos dovanėlės stiprina draugystę. Tai man tai, kai jausies pavargęs ir norėsi truputėlį pailsėti, tai mes tau turim dovanų. Prašom. Dėkui. Vanta bei kvietimas apsilankyti pas Ivanas Mušagongo pirtyje bei atsigaivinti mūsų laidos pagrindinių rėmėjų Vytautas mineralinių vandenį. Tai Super, tai, ačiū. Jo, ačiū, šauniai pasirodėjai ir ką, diena tęsiasi.